Sveiki, ar pamenat, kai kažkada praėjusio sezono metu aš žadėjau, kad mes būtinai sugrįšime į Barceloną vien dėl to, kad ten tuo metu buvo labai blogas oras. Tai va, šiandien mes skrendame į Barceloną su žvaigžde. Tos žvaigždės dabar čia nėra, dėl to, kad mes labai stipriai vėluojam, todėl dabar bėgam prie įlaipinimo vartų, sakė, mūsų lauks tenai. Esame 12 km aukštyje, kažkur tarp Vilniaus ir Barcelonos. Mes truputėlį pametėm savo draugą oro uoste, mūsų laidos svečią. Ir dabar nueisim, pabandysim jo paieškoti šiame lėktuve. Skrydis iki Barcelonos truks lygiai 3 valandas ir kažkur pusę 11 vakaro mes atskrisim į Barcelonos El Prat oro uostą. Mūsų draugas turėtų būti kažkur tai šičia. O Dieve, ką jūs čia darot? O Jezu, o Jezu, o Jezu. Ir štai mes sutikom savo draugą. Labas, draugė. Tu žinai, kad tu esi mano laidos svečias? Labas, aš esu Rimvydas. Nusimk akinius, dabar jau gali. Pristatome mūsų šios laidos ir šios kelionės į Barceloną svečią. Tai yra aktorius Aistis Mickevičius. Labas, Aisti. Labą dieną. Labą dieną, labas vakaras. Dabar jau toj pusė 11 nakties bus ir mes toj leisimės Barcelonos oro uoste. Kaip tau sekasi skrist? Man labai gerai sekasi skrist. O kol skrendam į Barceloną, einu į Vilniaus kolegiją pasiteirauti dėstytojų Jurgitos ir Ilonos apie tai, ką mums reikėtų pamatyti šioje Katalonijos sostinėje. Vilniaus kolegija – kūrybiškumą puoselėjanti aukštoji mokykla. Rimvydai, labai džiaugiuosi, kad tu važiuoji į Barceloną, nes Barcelona yra vienas mylimiausių mano miestų. Esu ten praleidusi beveik savaitę ir tikrai paliko man labai didelį įspūdį. Tai pirmiausia, galbūt miesto arterija, tai yra La Rambla, gatvė, kuri tęsiasi virš kilometro, kažkur kilometras 700 metrų. Ir tenai rasite visko. Rasite naktinių klubų, rasite restoranų, rasite barų, rasite gatvės muzikantų ir gyvų skulptūrų. Tačiau rasite ir kišenvagių. Kiek domėjusi, tai ten per dieną galima sutikti jų iki 600. Taigi būkite atsargus. Teko viešėti vieną kartą Barcelonoje, dirbant IP projekte su lektoriais iš kitų 7 šalių, kitų ES šalių. Ir žinoma, labai patiko Barcelonos Gaudí stilius ir kitos lankytinos vietos, bet patyriau vieną labai nemalonų įvykį, tai buvau apvogta, lipant į traukinį, važiuojant iš oro uosto į miestą. Todėl visiems rekomenduočiau pasisaugoti kišenvagių, kas vyksta į Barceloną. Taip pat labai svarbu paminėti, kad Barcelona yra Katalonijos sostinė. Todėl nenustebkite, kad daugelis ir gatvių pavadinimų ir ženklų nurodyti 3 kalbomis. Tai yra katalonų, ispanų ir anglų. Taip pat yra labai įdomu apsilankyti La Ramblos gatvėje esančioje La Boqueria. Tai yra turgus, kur galite pamatyti ir įsigyti, žinoma, gyvų jūros gėrybių, šviežių vaisių, daržovių ir tikrai tai yra labai spalvinga, tai yra labai įspūdinga ir tikrai to nepamiršite. Man ispanai paliko gana tokį šaltų žmonių įspūdį, tikrai, nes aš įsivaizdavau, kad pietiečiai jie tokie turėtų būti labai draugiški, labai tokie komunikabilūs ir taip toliau. Bet, sakykime, tiek lankantis parduotuvėse ar dirbant su kolegom, tai tikrai toks buvo įspūdis, kad jie yra ganėtinai šaltoki žmonės. O dabar ko aš tikiuosi? Aš dabar tikiuosi, kad tu man parodysi tą Barceloną, kurią aš turiu pamilti. Aš tai visų pirma tikiuosi, kad bus geras oras. Tai ta prasme bent jau bus saulė. To tikrai tikiuosi iš Barcelonos, kad bus daugiau negu +5 laipsniai šilumos. Bus +6. Super, labai gerai.
Mes jau atskridom. Kur mūsų laidos svečias? Laidos svečias, prašom papasakok dabar, kaip tu jautiesi vasario mėnesį prie +10? Supranti, prie +10 visada gerai jaučiuosi, ar vasario mėnesį, ar ne vasario, skirus vasarą. O Lietuvoje dabar -18 dabar Lietuvoje. Jo, tai įsivaizduoju, koks kontrastas, 28 laipsniais, reiškia. Visi lietuviai labai džiaugiasi, kai nusileido lėktuvas, nes mes labai stipriai... Tiesą pasakius, aš visada svajojau, kad Lietuvoje būtų va tokia žiema. Išeini savo ir labai viskas gerai ir šilta. Tiesą pasakius, aš manau, kad tau net nereikėtų gyventi Lietuvoje. Aš ir nenorėčiau, aš manau, kad esu priverstas. Tai ką, dabar mes turbūt eisim ieškoti taksi, sėsim į jį, važiuosim pasiimti savo apartamentų raktų, labai pigiai išnuomojam apartamentus. Paimsim taksi. Dėl to, kad mes esam 4 ir visai pigiau gaunasi negu su autobusu, kuris kainuoja 6 eurus. Laukiam čia jau lygiai pusvalandį. Pasirodo, kad butų nuoma Barselonoje, trumpalaikė nuoma yra visai populiarus dalykas. Tai va, ir čia yra didžiulė eilė. Dėl to, kad vienintelis punktas, kuris dirba naktį, dėl to, kad jau yra 11 val. Nakties, o Jėzų jau toj 12 Lietuvoje. Aida, Barcelonai 11. Taip šalta, kaip Lietuvoj, kad būtų nekūrenta troba Radviliškė. Prie -5. Bet laukia tai +10. Aha, aš pažymėgosiu daug. Tai mes įsijungėm orkaitę visų galingumu ir nusprendėm, kad orkaitė mus labai gerai sušildys, bent jau šioj patalpoj. Labas rytas visiems. Mes ką tik atsibudom. Šį ankstų 1 valandos dienos rytą Barcelonoje esame pasiruošę keliauti į šalimais esantį turgų. Išeisim į pagrindinę senamiesčio gatvę, La Rambla. Toks vienas iš gražiausių Europos sostinių ir šiaip miestų bulvarų, kurioje kiekvieną dieną dirba maždaug 600 kišenvagių. Tai va, mes būsim labai atsargus. Beje, čia patarimas visiems keliaujantiems, iš tikrųjų, jeigu jūs keliaujate į Barceloną, tai turėkite omeny, kad čia tikrai labai daug vagiama ir kiekvienas gali tapti tam tikra tokia vagystės auka. Ko nesinorėtų kelionės metu, tai žodžiu, reikia labai saugoti viską. Tarkim, praktinis patarimas. Viską laikyti tik šitose kišenėse arba vidinėje kišenėje. Gink dieve ne galinėje, nes galinė kišenė jau ne tavo kišenė. Tai jau yra to, kuris eina už tavęs. Jo. Ir niekada nežinai, koks žmogus iš tikrųjų yra vagis, nes vagis gali atrodyti visai. Čia jūs matot spalvotą šaligatvį. Čia yra Liceu metro stotis, žodžiu, stotelė. O šitą spalvotą šaligatvį sukūrė garsus ispanų dailininkas Juan Miro. Ne vieną dailininką iš tikrųjų Barcelona yra įkvėpusi ir ne vienas iš jų čia gyveno. Taip kad Juan Miro čia daug ką yra padarę šitam mieste, bet, pavyzdžiui, kaip vienas iš tokių gražių irgi momentų, tai va, būtent La Ramblo šaligatvis šitas spalvotas, figūrinis. Šitam krašte vienas iš populiariausių dalykų tai yra loterijos bilietai. Ir loterijos bilietų pardavėjai čia gali pamatyti milijonus, kadangi iš tikrųjų žmonės turbūt
tiek tiki, kad jiems pasiseks, arba tokioj nevilti yra, kad jiems reikia tikėjimo, kad pasiseks. Kiek telefono būdelių būna kitose miestuose, tiek šitam krašte yra. Pavyzdžiui, Portugalijoje irgi yra ta pati situacija, ten irgi milijonai tų loterijos bilietų pardavėjai. Viena iš tokių irgi žymesnių Barcelonos vietų, žymimų įvairiausiuose ten pasaulio giduose, yra va štai šita tokia nedidelė atrodytų pastato dalelė. Tai yra viena seniausių Barcelonoje saldumynų parduotuvių. Ir, tokia jau tikrai menanti labai senus laikus. Šiaip galėtumėm užeiti paragauti, ten nėra pigų, bet labai daug kas ten yra iš tokių specifinių katalonietiškų saldumynų. Žodžiu, vienas seniausių ir vienas garsiausių Barcelonos turgų yra būtent šitas turgus La Boqueria. Ir jis yra milžiniškas turgus, kuriame žmonės šiaip susirenka tiesiog praleisti laiko, nebūtinai tik nusipirkti produktų. O produktų čia galima nusipirkti iš vietinių įvairiausių katalonų ūkininkų. Ir tarkim, žmonės, kurie dažnai eina į šitą turgų, jie jau pažįsta, žino adresus ten taip toliau ir perka tik šviežius produktus, šviežius vaisius, šviežias daržovės ir taip toliau. Ir čia pilna visokių kavinių, tuo pačiu užkandinių ir taip toliau. Žodžiu, čia tu gali praleisti gerą pusdienį, o gal ir ilgiau ir patirti neišdildomų įspūdžių, kulinarinių įspūdžių. Einam, gal ne pusdienio praleist, bet pasižiūrėjom. Čia yra tradicinis jų vytintas kumpis ir kai pas mus, tarkim, kokių riešutų nusipirki, kad eidamas čia gali nusipirkti kumpę, beje, tą galim ir padaryti iš tikrųjų. She goes slow, he goes fast. She goes slow, he goes left, she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again. Wow. Papa loves mambo. Mambo, Papa. Mama loves mambo. Mambo, Mama. Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves the mambo tonight. Dabar eisim išgerti kavos, nes kaip, pavyzdžiui, ateini tą turgų ir ilgai čia vaikščioti, tai natūralu, kad norisi kažko ir atsigavimo, nes labai pritrenkia. Ispanai, kaip ir kitos pietų tautos, jie pusryčių tokių gausių nevalgo, jie valgo labiau kažką tokio. Vakarėje. Jo, jie sočiai valgo vakarėje. Quanto costa? Aiškinamės vieną svarbų dalyką. Čia, kaip ir visose didmiesčiuose turistiniuose, yra toks autobusas, kuris, žodžiu, veža per visas lankytinas vietas. Tai aš manau, kad, pavyzdžiui, atvažiavus pirmą kartą į Barceloną, aš nesu pirmą kartą, bet aš dar niekada to nedariau čia, tai atvažiavus pirmą kartą į Barceloną yra labai smagu važiuoti su tokiu autobusu, todėl, kad parodo pagrindinės lankytinas vietas. O paskui jau, jeigu tu nori kažką konkrečiai aplankyti, gali nueiti ir taip. Tai va, čia gera idėja. Gražiausia lankytinė vieta yra šio namo siena. Jo, čia daug turi. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, 4 hands and then away, both under influence. We had it.
pusvalandį, ne, ir visai pamatėm daug nemažai lankytinų objektų. Pakilom į tokį Montjuic kalną, kur galima pasivaikščioti po parką. Čia yra didelis parkas, man atrodo, kad čia yra Juan Miro parkas netgi kažkur. Ta prasme, čia keli tokie parkai tarsi sujungti. Ir pakilom, ir kaktusai, ir palmės, ir matosi visas Barselonos miestas, iš tikrųjų labai nuostabi panorama. Mes ką tik išlipom iš turistinio autobuso, prieš tai važiavom Avenida Diagonal. Visą laiką važiavom tokia Avenida Diagonal. Avenida Diagonal. Tai yra turbūt viena iš pagrindinių Barselonos gatvių, kuri tęsiasi 11 km nuo vieno krašto iki kito. Ir tarkim, butai tam tikrose jos dalyse kainuoja iki 3 milijonų eurų. Kadangi tam rajone, tuose rajonuose kažkur turi savo apartamentus Ispanijos karaliaus duktė su vyru. Žodžiu, taip, kad kainos ten yra išaugę. Ten yra ir vienas didžiausių prekybos centrų Barselonoje. Su milijonais parduotuvių. Jo, ir dabar mes esame vienoj žaviausių Barselonos gatvių, kuri vadinasi Paseijo de Gracia. Anksčiau tai buvo kelias iš Barselonos į Gracijos kaimą, o dabar tai yra vienas iš tokių žavių bulvarų, apsodintų daugybę medžių, ir čia vasarą įvairios vasaros terasos, taip pat teatrų čia daug, žodžiu, labai lankytina vieta, kadangi tiek daugybė turistų, tiek vietinių gyventojų eina į šitą gatvę apsipirkti. Čia yra daugybė brandinių parduotuvių, tai yra parduotuvių įvairių pasaulio dizainerių. Ta prasme, visi garsiausi pasaulio dizaineriai norėtų turėti parduotuvę Paseijo de Gracia. Taip pat čia yra labai daug Gaudi kūrybos namų. Žodžiu, tai yra paskutinis Gaudi kūrinys statytas Barselonoje prieš atsidedant Sagrada Familia statybai. Vienas 906, atrodo, metais pastatytas daugiabutis, savo įspūdingais stogais ir kaminais stebina kožną turistą. Kadangi esame romantikai, kaip ir priklauso atvažiavę į tokį gražų miestą kaip Barselona, artėjant Valentino dienai, kadangi šiuo metu dar jos nėra, mes iš karto susiveikėme štai, pavyzdžiui, širdies formos balionėlį, kurį taip pat paleisim į orą, prieš tai sugalvoja kiekvienas po norą. Tik galvojam. Dabar turim šansą. Laikyk baloną. Čia tradicinis toks ispaniškas gėrimas iš augalų, stiprus, primena kažko mūsų 3-9. Ir kai esi sušalęs, labai gerai susišildyti, bet šiuo atveju nelabai, nes esi šaldytuvo.
Dabar mes esame jau galų gale po visos dienos ekskursijų, esame prie Sagrada Familija, prie garsiosios Barcelonos Antonijo Gaudí suprojektuotos katedros, kuri statoma po šiai dienai, statoma jau daugiau negu 100 metų ir vis nepastatoma. Jau griūna ir vėl iš naujo stato. Įėjimas kainuoja 13 eurų, bet aš galvoju, kad mokėti už įėjimą į bažnyčią nei šis, nei tas, todėl mes neįsim į vidų. Priedo. Man atrodo, kad yra visai puiku atsidurti prie jos vakare arba naktį, kai yra apšviesta, tai įspūdis daug didesnis. Ir tokio keistumo, tarkim, architektūrinis kūrinys, kuris pribloškia savo tuo tokiu išskirtinumu. Labas rytas. Ir štai išaušo paskutinė mūsų kelionės diena. Aistį ir jo draugę palikome viešbutyje, dėl to, kad jie dar pasiliks čia truputėlį ilgiau, o mums jau metas lėkti į oro uostą. Iki skrydžio liko tikrai mažiau negu 2 valandos, tai lekiam. Mes jau skrendame į Tėviškę. Tai ir viskas, ką mes jums šiandien norėjome parodyti. Ačiū, kad buvote kartu su mumis. Jeigu nespėjote pasižiūrėti kitų mūsų laidų, jas visas galite pamatyti portale tv.lrytas.lt. Iki susitikimo kitoje kelionėje. Komunikacijų agentūra AdGin.